We live that drive. Kaip tau sezonas? Gerai. Kaip šį sezoną, Airė, mums lievai pakol kas. Airius taip nupiešęs kažką. Kokia piešėta? Kokia piešėta? Jo, tai pasikeitėm tepalų. Ką, sveiki, sugrįžę į Karkestą. Šiandien turim didelį žmogų, mažą mašiną. Karkestę, Emilį. Pasveikinti su draugais, artimaisiais. Ir žiūrovai, ir artimieji. Pasakyčiau tavo Instagramą nickname'ą, bet aš jo neišturiu. MK Kenka. O ką tas reiškia? Nes aš norėjau paklausti. Šiaip visą laiką buvo MKA4 dėl audinės. Šiaip. Jo, tai, o po to kažkaip tiesiog netyčia gimė, gerai rimuojas ir jau keliari metai pasiliko jisai. Ir manau, kad jis pasiliks visam. Gali ir garsiau kalbėti, gal nesuplyš mikros. Tai pradėsim nuo to, nuo ko prasidėjo apskritai meilė automobiliam. Nuo vaikystės ar vėliau? Meilė automobiliams ir prasidėjo tikriausiai nuo šito mažo aparato. Mes jį parsivarėm 20-ais, tai man buvo kiek 8. Apie tą istoriją pakalbėsim. Jo, vėliau, bet... ir tikriausiai viskas prasidėjo, vat ir nuo dabar esamo klubo Bucket Club, atsimenu, važiavom į... Kaip dabar vadinas? Užtinė, tas automobilių... Automobilių kas? Festivalis? Mickuose. Mickuose? Autodromai. O kas tam buvo? Tai viskas prasidėjo nuo Bucket Club renginio Klaipėdoje autodrome. Ten, atsimenu, buvo atidarimas sezono. Ten tikrai buvo ir tų automobilių ir mes važiavom su šeima tiesiog taip pažiūrėti, nes pažinojo vienas šeimos narys Beną patį organizatorių. Ir kažkaip nuo tada visą laiką tie automobiliai buvo, atrodo, daug. Kiek čia metų atgal yra? Čia kokį 10 metų atgal, gal 9. Kiek tų metų buvo prieš... Man buvo 12-13, aš taip spėčiau, kažkur. Tau gerai. Jo, man. Nu, aš žadėjau sakyti, prieš 10 metų, tai čia ne vaikystė toks dabar, bet paskui... Man buvo vaikystė. Man buvo vaikystė ir kažkaip gal ir nuo to visą laiko daugiau mažiau domino tie automobiliai. Aišku, aš ten pats pradėjau vairuoti tikriausiai nuo 10 metų kaime. Džipą vairuodavom. Senatisais. Ką? Senatisais. Vairavimo patirties jau yra, kaip sakyti. Jo, ir kažkaip atsakau, tas labiausiai renginys yra įstrigęs galvoje, nes jis buvo pirmasis mano automobilių renginys. Ir visą laiką buvo labai įdomu, atsimenu Beno Fiatą šaudantį, spjaudantį liepsnom. Nu, ten konkrečiai Beno, man atrodo. Nu, ten kažkaip keliarių jo, jisai buvo bendras klubo, bet tikrai atsimenu, kaip jisai spjaudydavo. Atsimenu ir patį Beno Chuliganą, tai iš senų laikų, kaip jis atrodydavo su tais lipdukais ir panašiai, kaip jis buvo nemylimas tuo metu. Ir taip ir gimė visa ta meilė ir idėja. O koks buvo pirmas automobilis tavo? Šitas ar Audi A4? Audi A4, tai pirmas ir dabartinis dar galim sakyti. Yra planų pakeisti, jau 5 metai tas pats automobilis, bet... Bet čia skaitos kaip deilis tavo. Čia mano deilis. O kažkokia įdomi istorija yra tos Audinės atsiradimo ar... Ne, atsiradimo įdomios istorijos nėra. Vis tiek buvo ieškomas pirmas automobilis, o ten 2000 eurų biudžetų, šiaip prieš 5 metus dar 2000 kaip ir buvo pinigai. Nu jo, dabar nieko nenupirkti. Jo, dabar tai nieko. Ir įdomi istorija gal su Audinė ta, kad mes nupirkom šeštadienį ir man pirmadienį sudaužė visą užpakalį draugelis. Draugelis? Jo, draugelis. Beteis. Beteis. Šilutį. O tai kaip? Kodėl? Mes važiuodavom ten į tokią vietą, ten tokie kaip ir laukai, ten parūkyti, pavalgys vos ne. Ir mes visą laiką, mes turėjom vieną mašiną Nissan Almeratino, kur mes tiesiog jie droždavom visi. Nesvarbu, turi teisės, neturėjo ten, kadangi laukai, mes buvom susistatę į lūtę automobilius. Jo, ir ten draugelis įsėdo, aš irgi Nissano gale sėdėjau.
Ir mes Tai skraidėm, tu sėdėjai toj mašinai, kuris sudaužė tavo mašiną. Jo. Ir Gerai, kad draugas neužvairo. be teisų, be patirties ir vienu žodžiu mes ten skraidėm, laužėm ten rankinius ir panašiai. Ir buvo šlapia žulė. Ir jisai parvarė, užsimetė. Ir jisai tiesiai mano audinę pareina. Ir jisai užmynė per stabdį, susuko vairą, bet nepadėjo, nes tiesiai nusilytom. Ir buvo ketvirtis visas suvarytas, vairuotojo pusės bamperis visas suvarytas. O dar mašina buvo su vokiškais numeriais, su viskom, net nebuvo lietuviškos registracijos. Draudimas buvo, bet kadangi be teisų draugas, tai susitarėm taip, tiesiog jisai man viską padengė, viskas tuo varė. Atvirai viską. Jo, draugiškai, kaip sakyti, vis tiek. Tai čia galbūt įdomesnė istorija ir atsimenu grįžau į kaimą ir reikia mamai pasakyti. Ir aš negaliu mamai pasakyti. Tai padėjo dėdė pasakyti mamai. Pirmą parodžiau dėdį automobilį. Jisai biškai įvertino, su keiksmažodžiais su viskom. Paaiškinu situaciją, tai viskas gerai. Susitvarkėm po to, važiuoja dar. Aišku, dabar tas pats sparnas yra vėl trūkė špaklius. Bet jau nebetvarkys. Jau neapsimoka. O grįžtant į dabartį, kaip šitas sezonas tau? Šitas sezonas lėtas, iš tikrųjų, nežinau, ką buvom keliose cenzūrose, buvom keliose privačiose renginiuose ir buvom Liepai buvom, Gargžduose buvom ir dar Pasimą Klaipėdoje atidarėme buvom. Toks ganėtinai šiaip labai daug tikėjomės ir su draugais, ir su artimųjų ratų kažko daugiau atrodo iš šio sezono. Pakol kas bent iki šio momento, bet kad net Mazda nevažiuoja po 2-3 savaitės. Tai Didelis, ir dar pridėkim, kad nelabai orai leido pakol kas kažką daryti. Didelis stabdis yra oras. Šiuo momentu. Nes ir dabar nėra labai nuostabus. Ir dabar nėra geras oras, aišku, nelyja bent tiek, bet su ja nemalonu važiuoti yra, kai didelis vėjas ar lietus. Bei kad nupūs. Ne, gal nupūs, nenupūs, bet tiesiog ją labai reaguoja, atrodo, į tą vėją ir panašiai, nėra malonu. Supratau. O jau buvo šį sezoną kažkoks linksmas įvykis, kurį galėtum jau papasakot, kur jau žiemą sėdėsi toks, bet vasarą, kai karočią, ten tai... Nežinau, gal nebuvo. Taip iš linksmesnių, tai ką, buvo Easy gimtadienis toks, kur ten, aišku, nelabai ten tiesiog sumašinom, bet tiesiog, kad pati gera nuotaika visa buvo. Tikrai linksmai pasėdėjom, pasikėpėm ir labai pažvengėm iš Eurovizijos. Nelabai norėjom ten kas ją žiūrėti, bet buvo kelios moteris, kurios norėjo ir teko pažiūrėti. Tai buvo išsinuomota multimedija. Ne dėl Eurovizijos, bet žiūrėjom Euroviziją. Tai čia gal toksai, sakykim, tiesiog nebūtinai su automobiliu, bet tiesiog, kad linksmesnis įvykis. Tas vakaras linksmesnis buvo toks. O šiaip su pačiu automobiliu, aišku, gal buvo linksmesnis, kaip per dieną realiai paruošti technikiniai, praeiti technikiniai ir vėl suruošti atgal renginiui, nes reikėjo koloną vesti cenzūros. Ir aišku, tikriausiai cenzūros kolonos vedimas bus toks vienas, kur vis tiek įsimintinesnis dalykas, nes įdomu pajusti, įdomu pamatyti, aišku, ir piktą to pačiu labai kartais, nes tikrai kai kurie nesilaikė visų taisyklių ir kaip ir buvom ir mes abudu akcentavę, ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų tai daryti. Bet, vis tiek, patirtis yra patirtis. Tas jau. Mes filmuojam prieš Altraisą, bet žinau, kad važiuosit į jį. Ko tikės iš to renginio, nes jisai iš tikrųjų toks, kai pasižiūri iš šono į jį, jisai daug tokių vilčių kelintis. Ta prasme, ir šiaip, ta prasme, tarp pačių ten youtuberių, influencerių ten ir panašiai, jisai yra vertinams kaip vienas geriausių Europos renginių. Tai įdomu, ko pats tikės iš to renginio ir ką tu galvoji, kas bus. Ultraiso lūkesčiai šiaip, manau, yra aukštumuose visiškai. Ta prasme, ne dėl vieno Ultraiso. Aišku, ne vien dėl Ultraiso. Šiaip iš pačio renginio, nežinau, tikiuosi gal parsiveš kažkokią idėją, pačią, ką ir patys galėtumėm su Arvydu Benu kažką gali gyvendinti savo automobiliam, kažką pakeisti. Aišku, manau, kad pamatysim tokių bolidų, kur gyvenime daugiau nebepamatysim. Net vėl važiuosim į Ultraisą.
kur tikrai, kaip sakyti, ne Lietuvai skirti aparatai. Šiaip įdomu bus ir pats, manau, driftas, nes ten drifto lygis, aišku, ten tie varikliai visi kaip ir paprasti, bet pačios mašinos kaip yra paruoštos. Jo, ir tas pats drifto lygis, nu, ten nėra jisai kažkoks labai įspūdingas, kad būtų, nu, ta prasme, pats lygis. Iš vairavimo jisai nėra įspūdingas, bet į automobilių įdėtą darbą ir panašiai. Pavyzdžiui, pas mumis, kad ir Klaipėdoj treniruotę man dažnai tenka nuvažiuoti pasižiūrėti. Tai tiesiog važiuoja kiem 6 iš gatvės su virintų reduktorių ir viskas. Nėra ten jokių bumperių, nieko. O ten ratai, bumperiai, salonas, viskas ir... Jo, ten ir atranka vyksta speciali į driftą, taip. Nes, nu, ta prasme, ten realiai galima sakyti antras šovs yra. Jo, o iš šuofo zonos, tai iš tikrųjų labai laukiam pamatyti kokį kaizų bildą, nes jisai visą laiką atveža kažką kitokio. Ir šiaip, tai visi Liberty Walkai ir panašiai visi tie body kitai. Šiaip laukiam, sakau, labai... Šiaip ir žmonių įdomiau bus. Jo, mačiau, iš tikrųjų, mano bus tikriausiai vienas pradininkas irgi mašinų religijų, tai Adam LZ. Žiūrėdavau. Nuo tada šiaip žiūriu realiai, kai jisai tik pradėjo su savo 92 važiuoti, po to žiūrėjau visą Miatos istoriją, kaip jisai buvo žmonai nupirkęs Miatą, raudoną. Irgi ten visai gerai atrodė jinai. Gaila, kad baigės. Nu, baigęs vienas, prasidėjo geresnis gyvenimo etapas jam, tikiu. Aš irgi žiūrėjau nuo pat pradžių, kaip ant Kem 6 buvo BMX ten ir visi tie. Aš realiai pradėjau žiūrėti labiau, kai tik 92 atsirado. Aš Kem 6. Na, aš kadangi, žinai. Jo, nu tu vyresnis, aš tik ten Kem 6 čiut mačiau. Po to, nu, aišku, dabar vėl jis turi tą Kem 6. Nu, bet dabar grįšim pas mus į kraštelį mūsų. Tai kaip vertini patį automanų judėjimą Klaipėdai? Automanų judėjimą Klaipėdai, aš manau, kad jisai paskutiniu metu jis truputį eina į žemumus. Iš kurios pusės, ta prasme, apskritai? Iš kurios pusės, kad realiai, pažiūrėk, visą laiką Klaipėdai renginys nesvarbu, auto renginiai, Memel Motorfestas, ten Vestaunas šiais metais vėl žada daryti kažką, taigi visur Biškį nustebino. Jo, bet esmė tame, kad visur viskas tas pats. Tu važiuoji į renginį jau tiesiog, kad praleisti laiką, nu ta prasme, kad ir tam pačiam automanų burito ar automobiliu, bet tu nebepamatai kažko naujo. Nu, aišku, tai pasikeitė Rūta Krekždės spalva, tikrai graži, ten Tomas, aišku, slyvos spalva pasikeitė. Nu, tik spalva pasikeitė, bet irgi vis tiek tokia ryškesnė. Aišku, stengiamės ir mes kažką draugų rate, kažką truputį dadėti, nuimti, padaryti, bet... Ne, bet pats kaip renginiai yra ganėtinai sunku prisikviesti. Taip. Nes ypač, daleiskim, kaip ir ėmus tokį kaip Memel Motorfestą, tai aš su kažko šnekėjau, bet kad gaunasi taip, kad, pavyzdžiui, jeigu darai Klaipėdai, kaip daro Adas tipo Klaipėdai, tai susirenk plius minus Klaipėdą ir tiem, kuriem negaila atvažiuoti. Šiauliai dažnai visą laiką. Šiauliai ten kažkas. Bet, pavyzdžiui, už poras 3 savaičių Vilniui vyks. Tai kam Vilniečiui važiuoti į Klaipėdą, jeigu jisai gali, karočią, tą pačiam renginį dar, gal netgi daugiau žmonių surinkti ir savo mašiną parodyti Vilniui. Nu, šiaip ir mes diskutavom su tavim tą pačią temą, kad Vilniui kiek buvo ir Norbė, ir Gretutė, ir UBR, ir tas pats autogidas, taigi ten buvo visi suvažiavę, turėjo savo stendą ir panašiai. Na, ja, čia tiesiog. Ta prasme, kad šiaip Vilniui yra kitokios galimybės, bet kiek mes esam buvę su Arvidu, su Deimante, kitose miestuose renginiuose, kas yra neįdomu, kad Klaipėdai yra tas, kad mes darom senas mašinas. Nu, Krekždės, čia mūsų visokie. Mažiau pinigų turi. Ir panašiai. Jo, iš dalies jo, bet tai parodo, kad mes labiau mylim truputį tą seną automobilių kultūrą. O Vilniui pažiūrėk visi, taigi nusipirkai Gieškę 4.0 ir tu esi kiečiausias. To aš nelabai suprantu pačią iškelimą, žinai. Nes jeigu projektas, tai turėtų būti kažkas jam daryta daugiau. Nu taip, o dabar sakau, kaip tu nupirki Gieškę, sumeti Makstoną, viskas, kaip sakyt, tu važiuoji visur ir esi kietas. Nepamiršk numerių.
Nesakiau numerių, bet visi supratom. Suprato, apie ką kalba eina. Nu gerai, paliekam tą Klaipėdą ramybėj, nes kažkaip išjudinsim po truputį gal. Tai, o apie pačią Lietuvos kultūrą, ką manai? Pati Lietuvos kultūra šiaip pačių automobilių, aš manau, kad jinai kylanti yra. Vis tiek, aišku, gaila, kad nelabai turim, kas kyla iki kokio ultreiso lygio. Labai, yra, aišku, keli automobiliai, kurie yra buvę ir panašiai. Bet šiaip manau, kad ir tas pats, kad ir drifto renginys Jume Drift dabar, kur organizuos, tai esam užsiregistravę į tą šuofą su Arvidu, aišku, nežinom, ar pakliūsim. Ten labai yra strikt. Bet, jie ką priima ir jie ką atranda, tikrai, manau, yra gražių pačių bolidų. Ir šiaip žmonės, jie automanai, jie visi maždaug plius minus draugiškesni. Ten vieną ar antrą kartą renginį susitikęs, jau tu galėsi eiti ir pasisveikinti ir pašnekėti. Tas pats, kaip per auto renginis Klaipėdai buvo, atvažiavo Nissan 37, toks auksinis. Blemba, žiauriai gražus, su oru, ratai, viskas. Ir pašnekėjome su to šeimininku. Aš JDM, jisai JDM, suvedė, kaip sakai, lengvesnę temą iš karto, viens kitą pastebėjus, tai sakau, lengva yra ganėtinai užsikabinti už kažko, kad pabendrauti su tokiais žmonėm, kaip pas tavai yra bendri interesai. Tiesiog, bet krypom nuo temas dėl renginių, dėl kultūros Lietuvoje. Dėl kultūros, normali ta kultūra visai. Nežinau, aišku, priklauso, jeigu iš kaimų labai nesuvažiuoja. Tai čia negražiai apie kaimus. Aš pats šiaip iš kaimo esu, aš irgi tai va. Aš visiškai nesu prieš kaimo žmonės, mes šiaip labai geri žmonės, bet pats mąstymas ir nusistatymas kaimo žmonių, jisai truputį kitoks yra. Man nepatinka, bet čia net ne mažų miestelių problema. Man apskritai nepatinka, buvau su Vabalu tam Memo Motorfeste. Žmonės vis dar nepasimoko, tiek metų praėjo, jie vis dar nepasimoko, kad nereikia ramstytis ant tų mašinų ir panašiai. Čia visuose renginiuose tas pats ir čia niekada nuo to nepabėgsi. Ačiū Dievui, kad mano kėbulas nėra pats gražiausias, tai manęs kaip ir nelabai diorgina. Jo, bet žinai, jeigu ten šviežiai persidažy mašiną. Jo, pavyzdžiui, mano draugė sužadėtinė, jau galim sakyti, kai išeis šitas video, tikėkimės. Tikėkimės, jeigu pasakys. Tikėkimės ir jinai tai žiauriai pyksta. Jinai eis, nuvarys, nesvarbu kas, nesvarbu kur, nesvarbu kada, jinai dar tikriausiai gali ir užvažiuoti, jeigu matys, kad liečia mašinas. Tiesiog jinai labai myli. Jinai, sakykime, ką mes kartu turim šitą automobilį. Ir mes niekada nedrausim prieit nusifotkinti. Galit paprašyti tiesiog atsisėsti automobilį, jeigu esam šalia automobilio. Mes visą laiką leisim, mes automanai tokie esam, mes taigi suprantam, kad žmonėm tai teikia džiaugsmą. Jo, nes taip gims nauja automanai, žinai. Bet sakau, kai ateina močiutės ir pradeda ramstytis. Danutė 70 metų su savo Gucci dirbtinę tašę brauktau per kėbulą ir tu toks stovi. Taip. Tai šita kultūra nervina, bet čia ne automanų kultūra, čia paprastų žmonių, kurie... Bet yra ir automanų. Ta prasme, yra tikrai tokių, kur prieis. Bet čia, žinai, čia net negali vesti su automanų, čia tiesiog žmonių toks tips, kur, žinai, ateis ir kur dar nori patraukti per dantį ir liečia, ten žinai, žiūri, kad... Jie nesupranta, kiek kainuoja visų pirma patį automobilį perdažyti. Ir kad iš tikro kartais, dar jeigu ant senesnio lako automobilio, tie rankos jos labai sunkiai nusivalo kartais. Ypač pas mane tikrai lieka kasiakų, nes yra automobilio lakas tikrai jau senas, jis tikrai yra matęs gyvenimo pačio ir tikrai lieka, yra ir Arvidas poliravęs man prieš renginius kapotas su sparnais ir greit stengiasi kažkaip vartytis, kad tik truputį bent kažkiek geriau atrodytų. Gerai, o užbaigiant tą pakalbėjimą apie autokultūrą, kokį vieną dalyką pakeistum? Jeigu galėtum autokultūrai pakeisti vieną dalyką, kokį pakeistum? Suvienyčiau Audi su BMW. Kad dalis nieko nekainuotų. Ne, nežinau, pats vairuoju Audi, bet nieko prieš BMW neturiu, tai nekeičiau šito.
Ką norėčiau pakeisti labiausiai? Aš norėčiau pakeisti, kad būtų daugiau vietų, kur daryti kažką. Teisingai mastai. Nes Klaipėdai mes iš vis beveik nieko neturime. Ne, čia... Aišku, ten Kaune Klaipėdai yra daugiau tų vietų, bet suprantu kartais prekybos centrus, kurie neleidžia, kaip mes ir prieš tai diskutavom, kur kažkas kažką padaro, galbūt aikštelės turtų ir panašiai. Tai... Čia didžiausia problema ir yra, nes ta prasme, jeigu tu atvažiuoji, kaip buvo, kad ir per Betvarkę tą P10, kur ten liūdnai baigęs, bet kad ir atvažiuoji tu į tą prekybcentį, taigi aš esu daręs prieš tai, Liepų Maksimai, ta prasme... Viskas buvo gerai. Netgi keletą kartų, man atrodo, esu daręs tenais. Ir kai nieko neįvyko tokio, žinai, kad ten Maksimos duris paskui turi grandyti su šiūpelė, kad gumą nuvalyti, žinai. Tai ir nieko nesakydavo, bet tai ta prasme yra tam tikras lygis, kurio tu negali peržengti. Yra ribos, kurios turėtų būti neperžengtos. Aišku, tai sakai, padarytum taip, kad daugiau vietų būtų. Daugiau prekybos centrų. Gal ne tai, kad prekybos centrų turime tų prekybos centrų, bet kad mes leidimo nelabai turim iš jų. Ta prasme, tai yra labai sunku gauti, kad ir, pavyzdžiui, tas pats, kaip pavyzdys, Vilniui visą laiką depo daro prie Gariūnų. Dydžio aikštelio, ta prasme, aikštelės dydis žiaurus. Mes irgi turim depo, bet mes neįvažiuojame į depo aikštelę vakare. Ten jau su mintim jaučiu. Jo, tai tiesiog kaip pavyzdys, kad, aš suprantu prekybos centrus, ten galbūt kažkaip eitų, gal su jais, aišku, tartis ten per vargus negalus, bet kai jau yra bloga reputacija. Ne, truputį. Taip, net ne bloga reputacija. Aš galiu pasakyti savo pusės, kad aš nematau tikslo tartis. Nes aš žiūriu iš kitos perspektyvos, kad, pavyzdžiui, jeigu mašinos stovi tvarkingai ir, pavyzdžiui, yra ženklas, kad gali stovėti iki 11. Tai aš galiu stovėti iki 11. Ta prasme. Nes man tas, aš ką noriu pasakyti, kad man tas prašyms, ėjims, ten leidimų ir panašiai, man numuš visą tą, žinai, tokį tą underground vibe, galima sakyti, kur dings tas ir tada gaunas tas, kad su leidimu aš tada jau gaunu visus įvažiavimus apsitverti. Karočią, kad pro vieną įvažiavimą įleidinėčiau ir žinočiau, kas įvažiavo ir kas išvažiuoja. Ir gaunas tada toks, dingstas pats, pati nuotaika to tokia, žinai, pačią automanizmą, kaip sakant. Nes visais laikais rinkdavosi aikštelėse, tik tiek, kad dabar kiekis yra žmonių. Galim padaryti malkas, su toj visi be numerių nusiimsim, suvažiuosim, iššersim visas gatvės kiaurai, išilgai baigsis. Ne, jeigu uždarys keletą vietų, tai tikrai reikės gatvėse daryti. O ką daryti? Taip, kad leiskit organizuoti. Nebūkit kaip Ermitažas. Nesusidėkit šlagbaum. Ermitažo istorija irgi gera. Kas? Ermitažo istorija irgi gera. Jo, Ermitažo istorija gera. Kas kaltininkas? Nežinau, aš nepažįstu. Ermitažas buvo tobula vieta ir kolonai viskam, ir ne mieste, ir žmonėm netrukdai, niekam. Bet, sakant, Ermitažas turėjo kitų planų. Tai baigiant su ta autokultūra, tai dabar norėčiau paklausti, išvardink 3 projektus Klaipėdai, kurie tau patinka. Negali minėti draugų. Ta prasme, tokių, kaip sėdi už kameras. Iškart įvardinsiu Vynikas. Aš su juo nedraugelis. Aš matęs 2 kartus realybėj su Maskva. Tai aš tą ir turiu omeny, kad tu nežinai, kaip tas projektas dabar atrodo. Nežinau, kaip jis dabar atrodo, bet... Vyniks neduos meluoti, jis man po kažkurio karkesto rašė, kad tipo, oi, ačiū, kad čia mane paminėt ir taip toliau. Grįšiu. Turėjo grįžti šį sezoną. Mes visi laukiam. Šiaip, kiek ir pats Arvydas sakė, Vynikas net ratus dar kietesnius nupirko, negu ką turėjo. Tai nors ten tikriausiai sunku yra kažką kiečiau atrasti. Man atrodo, kad tu išdavai Top Secret, ką tik. Išdavai Top Secret, bet niekas nežino kokius. Kad man reiks užblūrinti tavo veidą dabar. Tada, tai nekirpsim, gali nerodyti man. Ne,
Aš parašysiu Vynikui, nepyk. Reikėjo nesakyti? Nežinau. Tu net pasakai vardą, kas pasakė, tai žinai, dabar jau kelio Jisai atgal pats kaltas nebėra. bus. Jisai Jau pats- kelio atgal nebėra. pats kaltas, Gerai, tai- nu, tarkim Vyniks, kurio, nu, ta prasme, nu, negali Nu, mes senai visi bematėm, bet nu, ten pati Kregždė, jinai kai važiavo ir ultreise stovėjo, nu, jinai ten kosmosas. Kai stovėjo. Ta prasme, kai mes stovėjo. kalbam apie tai, kai stovėjo. Nu, vis tiek. Kinai dabar stovi Dituvo, tikriausiai. Dituvoje. Tikriausiai Dituvoje. Tai- Bet Dituvoje daug projektų stovi. Donce, Vynikas, čia. Nu gerai, sakyk toliau, nenervink. Aš po to iškart sakau, man, nu, sakyt draugų, nesakyt. Tai vat būtent aš žinau, kad tu pradėsi Benas, Sarvis, ten karoči ir panašiai. Ne, gerai, Patriko S13 paskutiniu metu labai patinka. Nu, mes tikrai nesam draugai, jo, per renginius esam bendravę kelis kartus, bet šiaip dabar ir liverį ten. Patriko čia tas žalias. Žalės, jo, bet jisai ir liverį užsidėjo, ir jisai ratus planuoja keisti. Nu, man tiesiog S13 šiaip man patinkantis automobilis visai. Nu, dar Ir aš po to norėčiau vardinti Audrelę, Audi A6 su oru. O jis padarė šį sezoną, ką nors kitoje? Jo, jis ir užmetė ten gerus. Kitus? Jo, to su palangė tokius ten. Jo. Nemačiau. Vienu žodžiu, Nedas jį fotkino ir šiaip aš pats su jo truputį bendrauju. Tai, nu, man ta audinė tikrai, nu, jinai yra, manau, kad geriausiai gal netgi Lietuvoje atrodanti. Ne veltui audinę turi. Nu, čia dėl skonio nesiginčiama, kaip sakyti. Ne, aš manau, kad irgi neblogai atrodo. Tai čia tokie 3, bet ne top gal 3. O kas top 3 tada? Nes aš tas klausiu. Nu, čia vėliau gal prieisim prie tų topų, čia dabar taip pasakiau 3, kas bus, aišku, topuose. Oi, pažiūrėkite mane, aš pabūsiu paslaptingu. Nu, aš pabūsiu paslaptingas. Įdomiau bus, gal iki video galo kažkas dažiūrės. Dažiūrės, na, aišku, gal. 10%. Nu, ten po to pradėt kristi. Čia kaip ir tik tokia, 7 sekundžių video, 3 sekundės pažiūrė. 7 minučių, tada nukrant tie, kur tik to, kad te žiūri ir taip eina. Tai būna. Niek. Ką žinau, normaliai. Koks tavo nemėgstamiausias mods, kurį visi daro? Modas, kurį visi daro? Nu, kuris yra, gal ne visi daro, ta prasme, toks dažniausiai pasitaikintis. Nu, pavyzdžiui, mane nervint, kad E1 visi vienodai atrodo. Aišku, dabar gal supyks kažkas, kad pasakiau tai, bet, nu, jie... MPAX, lūpas visas realiai tos pačias. Nu, duok dievę, bus spalva padaryta arba liveris, tai čia jau bus crazy. Jo, aš gal Batmanų sutikčiau, kad jie visi beveik taip pat atrodo universalas. Nu, aš ir suprantu tos žmonės, nes šiaip iš Batmano padaryti kažką tokio, kad buvo gelton sedan su tuo flepu, aišku, ne visiems jisai patiko. Įdomu, kaip jisai. Jo, bet jis... Bet jis buvo kitoks. Bet jis kitoks. Iš Batmanų yra tas, kur plionka trauktas ten saldainis, kaip jisai ten. Tas čia, kur keičia tas spalvas, fotochrominis, tas toks. Lyg taip per Memel Motorfestą ryjom. Aš girdėjau šiaip vieną ausim, kad nėra legalų chrominės plionkė Lietuvoje. Ten Lietuvos įstatymų. Ten ne chrominė, ten, nu, jinai... Nu jo, pas jį ten satin kažkas. Jo, nu, bet nesmė. Mano jaučiu vienas nekenčiamiausių modų RGB lempos. Pops and Banks. Ne, Pops and Banks patinka man. Man nepatinka RGB lempos, bet Ai, pačios lempos? Ne Underglow, o Kem 6 dažniausias modas tikriausiai, kaip važinėja miestė slyva, Kem 6 raudonai šviečia viskas ten. Nežinau, labai nepatinka. Tu čia apie Tomą Slyvą šnekėtum. Ne, Tomai. Ne, Tomai pas tave ten vis tiek gražiai, bet tiesiog iš AliExpress, žinai, užsisakė ringus ir sumeta ir ten tipo kietai atrodo. Ne, pas Tomą ten darytos, bet aš suprantu apie ką tu šneki. Nu, tiesiog aš kažkada irgi buvo momentas, kai norėjau, atrodo, kad tas lėšis keistų spalvos. Jo, ant audinės buvo dar tas metas, bet blemant po to pažiūrėjom, kad kiekvieną mašiną beveik turi jau tipo tą dalyką su tom akim, nu ir nesinori gal atrodyti taip pat kaip visi, bet ir nebeturėjau aš ten po to tų lempų iš vis ten. Ledus tiesiog sudėjau. O kada nors gailiais, kad vapšė pradėjai su tai mašinom visą šito? Aš niekad nesigailėjau, kad pradėjau su mašinom. Aš tik tai vieną dalyką, vat lyginant su pažįstamais, kas, pavyzdžiui,
daro naujesnės mašinas, nu, kaip pavyzdys, ten jau nuo 2.5 man jau ten naujesnė palyginus su šitas skaitos. Ten, pavyzdžiui, kažką išardyti ir atgal sudėti yra lengva. Čia kažką išardyti ir atgal sudėti, tai nulūš. Nulūš ir jeigu ir sudėsi... Ir ten bus ne taip pat. Ne taip pat. Ir dar nebeveikt gali. Tai va čia yra vienas minusas senos mašinos, kad kažką bedarant, tu turi dar kažką ant viršaus padaryti. Keitėm lempas galinės, naujas lempas sudėjom, tobulą, taigi bus į vidų vandens pribėgo. Nes tiesiog kažkur teka silikonų tepti visus šonus, kad nebėgtų vanduo. Nu, bet sakau, čia toks... Problemas sprendimas yra problemas. Jo, užsisakėm prieki naujas lempas. Atėjo gabaritų nėra lempus. Net skylės nėra. To prasme, kur šviesti. Nu, teko sarvių padaryti, išgręžti, daveisti. Tokie dalykai labai nervina visi. Kad... Na, senuose mašinose daug kas laikos ant silikono dažniausiai. Nu, jo. Ne, nu, gal ne, bet yra kai kur vietomis. Bet niekad nebuvo tokia, kad... Nes man atsimenu seniau buvo tas toks, kur tu, ta prasme, ne viena ta mašina yra ir ten vieną sugenda, antrą sugenda, trečią sugenda ir tada pradedi galvoti, kad tiesiog turėtum Toyota Auris, karočią, naujų metų, važiuotum, nei tau, karočią, ten koilai, hujoilai ten, karočią, nei tau kažkokie, nu, karočią, atrodo, kad gyvenimas būtų lengvesnis. Jis būtų. Nu, bet ar laimingesnis? Nu, laimingesnis Čia tai pasakiau, tikriausiai, kad nebūtų. Pasakiau kaip nuo iki. Ne, tai laimingesnis nebūtų. Emilį, ar jūs jaučiatės laimingas, būdamas autokultūros dalimi? Aš jaučiu, kad per autokultūrą susipažinau su savo tikriausiai dabar esamais geriausiais draugais. Šiaip ir su ta pačia draugė, kablelis sužadėtinė. Automobiliai mumis nuo pat pradžių kažkodėl traukė, nes jinai visą laiką norėjo kažkaip prisijungti prie automobilių kultūros ir būti to dalimi, bet jinai kaip ir niekada neturėjo ir nei automobilio tokio, kad kažką padaryti ir tų pažinčių tokių neturėjo, nes jeigu taip tiesiog atvažiavus į renginį be automobilio, be nieko padaryto, ten yra ganėtinai, nebus taip, kad tu eisi su kiekvienu ir ten muši rankom. Aišku, po to, kai prasideda, kai ne pirmą sezoną. Mano vaizduotė buvo, kur toks, žinai, stovi atvažiavęs renginiai, arba kaip aš, pavyzdžiui, kai darau renginį, žinai, stovi ten su visais rūkais, žinai, kažką čia. Prien random bachurėlis, karočią. Sveikas. Žinai, kur paspaudė ranką, sveikas. Ką tu? Geras renginys. Dėkui. O tu su kuo atvažiuoji? Ne, tai peškom atvariau. Na, aišku, iš mano pusės, kaip kuris daro, man nėra skirtumo, su kuo atvaro, bet jeigu taip, žinai, kad pratęsti pokalbį, nes, pavyzdžiui, man tie smoltokai, tai, pavyzdžiui, labai sunkiai sekasi. Jo, tai va ir tas ir kažkaip mes, kai pasiėmėm šitą mašiną ir kai pradėjom truputį važiuoti, šiaip pas mane automobiliai prasidėjo nuo Audinės, tie renginiai ten visi tokie, nes dar jų būdavo daug, dar tuo metu ir tavo ten būdavo kelios serijos renginių ir tie patys kiti Klaipėdos klubai darydavo naktim tos renginius ir mes ten susipažinom su tam tikrai žmonėm. Ir mes pradėjom ir mes po to išsitraukėm šitą aparatą po metų laiko jau būnant automobilių kultūroje. Tai aišku, gal buvo kažkiek lengviau, bet tie draugai buvo tokie, kai reikėjo tvarkyti, tvarkiau vienas. Čia jau, žinai, draugų tema. O kas tau yra tikras automans? Kaip apibrėžtum keliais žodžiais, ne keliais, ta prasme, sakiniu, tikrą automaną? Tas, kuriam nebūtinai rūpi markė automobilio, jam tiesiog rūpi ir nebūtinai galbūt iš dalies kaip tas automobilis atrodo, kad ten slemintas, neslemintas, ten daug primodintas ar ne, tiesiog kuris važiuoja į renginius, jisai džiaugiasi, kad jisai vairuoja tą automobilį ir kad jisai prisideda prie kažko, ta prasme, kad prie žmonių kiekio, prie automobilių kiekio, kuris įsitraukia, kaip ir, pavyzdžiui, ta pati kolonos vedimas, taigi niekas beveik tą koloną nebevažiuodavo. Buvo momentas.
Ir, vat, pavyzdžiui, šį sezoną, kai padarėm Koloną, nu, tikrai buvo automobilių nemažai, pagal video medžiagą ir viską. Nu, tai parodo, kad gal žmonės buvo pasilgę. Ir vat, kiekvienas tas automobilis yra dalis vis tiek to viso renginio. Nu, tai man, kultūros dalis. Jo, tai man sakau, tas automanas, vat, kuris yra vairuoja, kuris galbūt nepergyvena, kad jisai turi rūdelę, kad jisai tenoj kažkas pamatys rūdį ten. Man dar toks, kur bando savom, žinai. Jo, nu ta prasme, kuris, jisai nusipirks ratus pavažinėjęs, jisai gal ten dar kažką padarys pavažinėjęs, bet jis tiesiog džiaugiasi važiuodamas. Čia, manau, yra didžiausias svarbumas. Jo. Ir jeigu kils klausimų, aišku, dabar, kai šits video išeis, tai jau bus praėjus ir cenzūra. Ir ultraisas. Ir ultraisas, ir piršlybos, čia viskas bus praėję, bet... Bus daug progų, daug visko. Baliavot. Nes Evaldas gal sumontuos greit, bet kol įkels. Evaldas gal ir greit sumontuos, bet jis negalės įkelt greitai. Čia be šio savaitgalio. Bet šitoj cenzūrai nebus, ką norėjau pasakyti, nebus kolonos. Bus 3 spotai, nes rytoj kolonai aš jau nežinau, arba nelabai patiko, kad aišku, daug jaunimo prisijungia, kurie gyvenime nėra kolonai važiavę, tai tam yra didelė problema ir ten ir avarijų buvo. Ten ir kitų dalykų. Tai žinai, man rūpintis tom, aš jau geriau padarysiu gal daugiau spotų, bet tai čia ir į ateitį bus, nes tikriausiai nebus, nors niekad nesakyk niekad, bet manau, kad iš ties tom pabaigsim kolonas. O gal, net bent labai norėsit. Gal, o gal ir ne. Emilis gal ves. Komentuokit koloną. Komentaruose parašykit koloną už, ar ne. Pravėsim iš naujo. Bandysim atsukti laiką, kad nebūtų avarijų. Nu, ja. O dabar apie automobilius. Koks būtų tavo svajonių garažas 5 mašinų? Toyota Chaser. Gelikas. Iškart Mersas. Valė, na gelikį. Jo, tada šiaip norėčiau... O gelik sens ar naus? Nes čia yra didelis skirtums. Vidurinis? Jo. Aš labai naujo, kaip Brabuso, ten panašiai nenorėčiau, bet ir labai seną to nenorėčiau, nes tada vidus jų labai mane patinka. Senam jo, vidus yra. Jo, tai aš dėl to ten 20 kelinti, ten tie geriausi metai, man jisai ir iš išorės, tai jam gali viską tą patį padaryti, ką naujausiam. O salonė, jisai bent truputį turi kažkokios tos... Bet aš esu važiavęs su nauju. Tai žinau, jisai geras. Geras. Tik tais nepatiko, kad nuo 100 daro. Ten kaladė ant ratų. Nu. Tada M5 F90. Mano, toks vienas iš rimtesnių, manau. Su numeriais M5 suka. Jo. Būtų A4 suka numeriai. Tada stovėtų Huliganas ir manau, kad pasimčiau kabriką paskutinį, tai savo šitą. Mazda. Mazda Miata. Tai toks būtų, manau, tas 5, aišku, aš amerikonų, pavyzdžiui, nesu didelis mėgėjas automobilių. Aišku, man jie prikolas, kaip jie važiuoja, kaip jie skamba, bet aš pats tiesiog nelabai norėčiau. Reikia vieną pakeisti. Geliką keičiam į Toyota Yaris GR. Ne, tu iš vis kreizės. Ne, reikia pakeisti. Geriau Yaris. Aš girdėjau, tai yra mačiau. Ir tu žinai, kur mačiau, kaip testavo. Toks vienas žmogelis iš Austrijos kalnų. Ai, jo, matėm ir mes. Gaut. Tie gaut. Tai sakė, važiuoja kaip Evolutions. Jo, senasis. Šiaip sakau, būtų labai įdomu išmandyti ir kas šiaip įdomiausia, kad jie nauji, 3-2 tūkstančiai, man rodos, tai Yarisai. Nėra ten 100. Aš manau, kad klysti. Ne? Nėra taip, kad klysti dėl kainos. Man atrodo, jie brangesni. Arvi, pagooglink, kiek kainuoja. Po šiokių tokių techninių kliučių grįžtam. Turėjom problemų.
Pirmas sezono. Pirmas karkestas, kai pats viską darau. Komanda už kameros biškinę pažiūrėjo. Ir, karočią, praradom garsą. Bet nieko. Biškį bekinsim. Tai ten nusikirpo Emilis Klys dėl Jeriso kainos, nes Jeriso kaina PM 2 štukas, ne 3, kaip sakai. Mes su Arvidu radom už 3,6. Ai, kopartė, kur perlenkta per pusę. Kaip buvo gandai iš 2 mašinų suvirintos. Gerai, tęsim klausimus. Baisiausias automobilis. A2 ir Mersas A klasės. Jis tokia patys. Dabar aš viską greitai įsi. Ne, Baisiausias automobilis. Jei reiktų pasirinkti vieną automobilį, visam gyvenimui, kokį vairuotum? ne, karočią. Ne, Mersas ir A2, nes ta A2 tai ten irgi tokia. Bet jie panašus ganėtinai. Na, ten akums po kojom. Ten yra tazeris važiuojantis. Jeigu palikai langą pravirą, gali būti, kad... užtrumpis. Bet aš galiu klysti dėl akumo vietos. Tai A klasės Mersų fanai nepykit. Daug tokių būsim. Jei reiktų pasirinkti vieną automobilį visam likusiam gyvenimui, koks jis būtų. Aš jau žinau. Prieš techninės kliūtis mes ilgai čia galvojom ir dėliojom. Ir už kadro po to dėliojom. Tai nepasikeitė vis tiek. Manau, kad E34 M5 būtų. Su OM 500 numeriais? Ja, blem. O, lietai, Ne, tiesiog, aš manau, kad jis yra ir komfortiškas, ir kelioniam tom pačiom. O kiekvieną kartą ryte atsisėdęs į mašiną darytum tai? Pas mane būtų nerytė kiekvieną kartą. Kitas klausimas buvo, biški išmušo iš Vėžių tas. Biški išmušo, bet kažkaip taip, ėjo lik sviestu, o dabar toks... Sugrįšim. Bandysim. Kur matai save ir auto pasaulį po 10 metų ir ar būsi vis dar taip pat įsitraukęs važiuodams į renginius ar ne? Taip pat įsitraukęs nebūsiu. Aš netgi dabar nesu, ta prasme, taip, kad įsitraukęs labai. Mes nevažiuojam į kiekvieną renginį, kiekvieną savaitgalį. Mes atsirenkam, kas mums atrodo įdomiau. Manau, kad būsiu, galbūt būsim jau su didesnė šeima, gausesnė. Mijatai. Jo, tai dabar važiuojam 3 su šuniu, tai su vaiku irgi. Tai padėsim ten galės vartyti. Tai kam to vaiko šunį turi? O pati kultūra kaip ir šnekėjom. Kaip ir šnekėjom. Kaip ir šnekėjom. Kaip ir šnekėjom, kur neįsirašė garsas. Jo, tai... Kad bus išlikę stipriausi klubai, tie keli, manau, bus, kas ir dabar yra. Jeigu tikrai bus tas... Nori įvardinti, ar nelabai? Potrauks, neįvardinėsiu, aš manau, čia tiek to neišskaidysiu aš. Ir... Manau, kad aišku, atsiras tikrai su laiku ir naujų. Jų kiekvienais metais atsiranda kažkokių naujų. Aišku, gaila, kad nesugalvoja kažkokio gal originalaus pavadinimo. Aš praeitais metais apie tai šnekėjau. Jo, mes irgi diskutavom ir praeitais ir šiais metais apie tai. Ir manau, kad vis tiek vyksta kažkokie renginiai, galbūt bus ir vietų gal daugiau, kur tai padaryti. Ir arba bus mažiau padaryti, kur tai. Arba nebus iš vis. Arba nebus iš vis. Ir sakau, manau, kad vyks tas visas tik tai tiek, kad nebematysim tiek Batmanų ir E9 trojkių, o matysim Eskės Gieškės. Ta prasme, iš tų į užsienio grįžusių marozų. Į ką tu čia taikais? Į mūsų sunkiai dirbančius lietuvius užsienyje? Jo. Čia disclaimeris. Ne visi jie tokie grįžtų. Ne visi, bet tikrai visi pritars, kad tokių yra ir kad tokius kartais labai lengvai galima mieste pamatyti. Oi, tas tai faktas. Tai nesakau, kad visi, neįsižeiskit visi. Jau, karočiui, man atrodo, mieste turėsi problemų, man atrodo. Gerai, ką mašina mieste nestovi. Palauks, kol stovėsi. A4 stovi už to. Visą laiką. Ne, dar numerius pasakyk, tai tikrai padegs. Šiaip nereikia numerių pasakyti, užtenka pasakyti žalias lipdukas didelius ant galio langų. Kaip sakiau, ten, kur nusikirpo, tai... Nebesakyk. Iš Instagramo turiu klausimų keletą. Pavyzdžiui, kur vyksta mytas? Nežinau. Kur vyksta? Ai, čia apie cenzūrą artėjančią? Ne, tas tiesiog, kur vyksta mytas. Ne, tai cenzūra artėjantį bus Kaune, Rotušai. Ja.
Darius ir Girėnas stadione. Nu, ten daug tilps, ratukų sustabdysim, normaliai. Čia vienas klausimas. Antras klausimas yra dar geresnis. Bet aš nežinau, gal čia tavo pažįstams ir aš kažko nežinau, bet parašy varom fulę. Aš nežodžiu fulės, tai kad nelabai čia mano pažįstams. Katinai, brūkšnelis LTU klaus tavęs. Gal varom fulę? Aš manau, kad čia tavo kars poteriai. Sakai? Nu, ja. Na gerai, dabar pradėkime. Nežinau, bet fulė, nu, blema, jeigu visi kartu, tai visi kartu, manau. Varžybos automano, ne, kokios. Šiaip buvo idėja kažkada daryti, nesakysiu, nes nukopins. Blogai baigtus visiems. Aš jau dabar pasimokęs esu, kad negalima garsiai sakyti, nes kažkaip netyčia atsiranda. Ja. Ir ne iš manęs. Tai... Barbecue playing football. Ko čia tas barbecue? Nu tai kad... Net arvę, mini jodą nesupranta tokį pasakymą. Ai, išplaukęs ir šiandien. O dabar dėl ko susirinkom, dėl šito daikto, tai būtų įdomu išgirsti Mėtos atsiradimo istoriją. Yra klausimas. Mėtos atsiradimo istorija, tai... Pasidarykit arbatos. Jo, pasiimkit užkandžių, pasidarykit arbatos, patogiai įsitaisykit. Mes turėjom... Įsitaisykit, bet aš nežinau, nuo ko pradėsiu. Ne, pradėsiu nuo to, kad tėvas turėjo Grand Cherokee džipą. Blemba, čia nuo toli pareisim. Jo, čia pareisim nuo toli. Ir mes šiaip tą džipą praturėjom gal keliarius metus. Ir po to aš nežinau kaip, iš kur jis gavo pasiūlymą. Jam pasiūlė manyti džipą į šitą. Ir tėvas, galvojo, kaip ir dar, žinai, prieš 15 metų tos vasaros buvo biškai kitokios ir kabriką turėti ir dar tokį labiau kažkokį akį traukiantį, kaip ir prikolas visai. Ir aš atsimenu, jis išmainė ir kai jisai pirmą kartą atvažiavo, grįžo namo jisai, mes atsimenu, su mama išėjom į kiemą. Kiek tau metų buvo? Tai man buvo 8. 8 metų? Ja. Kiek šeimoje mašina yra laiko? 15 metų. Okay. Jo, tai buvo 20 rugsėjo mėnesis, jeigu neklystu, nes yra ant dokumentų, taigi vis tiek parašyta. Ir rugsėjo 21 gal, tai čia savaitę po gimtadienio mano. Tai ir mes išėjom su mama į kiemą ir iš toli girdis, kad kažkas atvažiuoja. Ir aš kaip pamačiau pradžiai, aš nesupratau, kokią mašiną čia yra. Nes nėra nei vieno ženkliuko. Mama sako, ką tas durnelis? Ne, taip nesakė, nes nėra čia nei vieno ženkliuko, Mazdos ar kažkokio Miato, kažkas MX5. Tik tai ant sėdynių buvo, bet vėl nežino, ką tai reiškia. Ir aš galvoju, kad čia pradžiai ir Porsche'as, 8 būdams, klydau. Ir... Tėvas Porsche paėmė, primetat? Ir jo, ką? Kiemą draugam. Jo, ir mes ją, tai 20 išmainėm, pasivažinėjom, tada žiemą, aišku, stovėjo kieme daugiabučio. Ir jo, kaime visą laiką būdavo žinoms automobilis, nes tikriausiai tuo metu 20 nelabai, čia jų buvo iš vis. Visas kaimas žinojo tą automobilį ir šiaip tėvas ganėtinai daug su juo važinėdavo. Ir po to, aišku... O tavo tėtė toks pat aukštas kaip tu? Ne, jisai žemesnis už mane, bet jisai stambesnis gerokai. Kaimynų vaiks. Ką? Ne, nieko. Jo, tai... Aš nežinau, pavyzdžiui, kodėl, biškai nukryptant nuo istorijos, čia netelpa aukšti žmonės, bet aš laisvai telpu. Ir aš šiaip iš tikrųjų prieš tau duodant pravažiuoti su ją irgi galvau, kad, ta prasme, kaip taip įmanoma. Bet... Aš sėdžiu ir mes su ja važiuojam, taigi po 100 kilometrų, į Panevėžį 200 kilometrų ir aš nuvažiuoju. O jeigu atsisėda toks pat ūgio kaip mano, gal, sakykime, ten čiut platesnis, jis tipo netelpa šitą mašiną. Aš nelabai suprantu, kaip jūs netelpat, nes šiaip Mazdas vairuoja dar aukštesnį už mane žmonės. Nes iš pradžių galvojau, kad tu važiuojant turėtum su kaktavodus gaudyti. Bet nėra taip. Museliukus. Nėra taip, ir pats vairavai, ir pats pajutai, kad su ja galima visai važiuoti. Tai o grįžtant prie istorijos, tai aišku, mes ją pasiėmėm netokią. Jinai buvo iš Kaliningrado, tik su lietuviškais numeriais. Ir jinai, jeigu kaip prisek nuotraukas, jinai važiuodavo į tuometinius ten 28-29 renginius.
Tai buvo Oz originalus ratai, buvo Momo vairas originalus, dar tebeturi šiaip garaže kabo. Spoileris buvo. Aš vis dar nesuprantu, tu man siunti nuotraukas tas ir aš nesuprantu, kol stogė nebuvo stiklo. Nebuvo, tai aš... Ten yra viena fotkė prisėkta, kaip aš keičiu stiklą. Tai ten buvo custom stogas. Tų stogų tokių šiaip nebuvo, nes negali būti be galinio stiklo. Taip. Taip, tai ten šitoje mašinoje yra šiaip labai daug dalykų custom, bet jie dabar pasidaro jau blogi man. Nes aš, kai noriu pasidaryti pagal kažką šiuolaikiškus dalykus ir panašiai, tai man jau tai trukdo, kad yra custom ir panašiai. Tai stogas buvo custom persiūtas, kaip tu sakai, be lango galinio, tada iš nuotraukų matysis lempos buvo padarytos custom. Tai 2.9 jos buvo kietos lempos. Ir kai mes su Arvidu jas išiminėjom, tai jos buvo padarytos iš makroflekso, iš PVC vamzdžių, kad įstatyti lempos. Ir ten buvo daug kitų laidų, kadangi kiekvienas tas ratukas, apvalus dalykas, jisai šviesdavo, jisai turėjo ledus aplinkui. Tai tas lempas išėmėm prieš 2 metus, tai šiaip aš dar su jom čia Klaipėdoj vaidinaus, bet ten aišku pusė ledų nedegė ir panašiai. Tai lempas buvo po to, kaip ir visi geidžiai, pavyzdžiui, jie buvo sukelti į panelę priešais keleivį visą laiką. Tas GDM stilius, kur gaugės buvo keleivį. Tai ir dabar yra visos 5 gaugės, veikia gal 2, nes tikrai rodo būstą, kurio nėra, tai rodo vakumą, rodo akumuliatorių, kiek krauna, kiek iškrauna. Ir ten, aišku, rodo vandens, tepalo temperatūrą ir dar kažką. Tai atrodo taip žaidėmiškai, bet šiaip smagu, nes šviečia važiuojant, rodiklėlės vaikšto dar kažkas. Toks. Vis tiek, jo truputį, bet jos dabar yra perkeltos į panelę. Tada buvo, aišku, čia yra kažkoks išmetimas padarytas, išmetimo dar neliečiau, nes tiesiog kažkaip niekad neatrandu ir net pats nesugalvoju, ko pilnai norėčiau padaryti iš išmetimo. Į viršų, Suzuko. Jo, 3 metrus viršų iškelti ir nepravažiuoti. Sėdynės yra custom, nes nėra tokių išsivinėtos ir panašiai, nes šiaip pas visus dažniausiai veliūrą eina. Ir pas tą patį Laurį Klaipėdoj veliūrinis eina. Paprastas, čia yra koža su išsivinėta MX5, aišku, biškis salonas matęs gyvenimo, bet nieko nepadarysi ir... O grįžtant prie pačios istorijos, tai ėjo laiks. Ir kas jo, ir vienu žodžiu, tai mes ją turim 15 metų, kai mes išmainėm 20, tėvas pasivažinėjo gal 2 metus. Taip, grubiai, 2-3 gal, aš ten aišku nepasakysiu, ten dieną į dieną. Ir jinai stovėjo 7 metus, gal 8, tiesiog numesta pusiau miške, po medžių, su atidarytų stogų. Bet nėra fotkės, ne, man atrodo, kaip jinai stovi tam miškuose. Reikėtų klausti giminaičio, kuris ištraukė ją iš medžių, iš po tų medžių. Iš medžio. Iš medžių. Ten jau buvo lizdas susisukus. Ten jau buvo apaugę. Realiai, tikrai nemeluojant, priekuliai stovėjo, sakau, 7-8 metus po medžių. Šiaip galiu pasakyti, iškart, kai išsitraukė, tai visa kūro sistema buvo valyta, nes bakė buvo, ten sakė, gali griebti šiukšlės, vos neatsiprašant. Aišku, kadangi buvo plyšęs ir neužsidarydavo stogas, tai ten salone buvo pelėsio daugiau negu... Bet tai įsitraukė, ta mašina ištraukta buvo kaip tau, ar jinai buvo... Ne, tai ištraukė pusbrolis mano priekuliai ir jisai pradėjo ją gaivinti. Tai praėjo technikinę, sutvarkė kūro sistemą visą, sankabą reikėjo atvarkyti, nes nevažiavo. Šiaip pats variklis, ten tepalai, filtrai pasikeitė, jisai važiuoja. Ir jisai turi smarvės ir jam ten nieko neatsitiks. Sena japoniška technika. Paprasta. O tai jis pasivažinėjo 2 metus. Irgi vasarom, taip karts nuo karto, ten savaitgalį 1 kartą, vos neatsiprašant į mėnesį. Ir jisai vėl pastatė, bet aišku, po stogu tada jau į daržinį. Prie šieno ten rūlių, kadangi mes ūkininkai šeimai yra iš priekulės, tai tarp šienų ir avižų stovėjo.
stovėjo 2 metus, kol aš pribrendau. Pribrendai ir užaugai. Ne, šiaip aš ją galėjau ir 18 pasimti, bet nežinau, kažkaip galbūt dar Klaipėdoj, kadangi nevažiuodavau į tos renginius ir panašiai, mokiau Šilutį, tai ten automanų iš vis nei vieno nėra. Yra, tu neįžeidinėk Šilutį. Nėra Šilutį. Kaip tai nėra? Šilutis BMW organizacija nesiskaito. Yra, taigi organizacijos ten viską daro. Gerai, nėra. Nežinau, ar šiais metais daro, bet pritais tai darė. Taip, praeiti metai buvo pirmi tik tai metai, kaip jie kažką pradėjo daryti. Ir ten nėra. Nu, aš pažįstu organizatorę pačią Šilutės, ten buvo organizacija, bet tai ten jie tiesiog, kad jie ten susirinkę kelius kartus, tai buvo ir viskas. O Audi klubo nėra? Yra, bet jisai niekada normaliai negyvavo. Aš kažkaip, tu čia man atrodo per stipriai. O Šilutės ASK kaip tas yra, kur rengdavo. Aš su jais esu daręs tam už garažų, kur yra ta teritorija. Nu, žinau, tai ne. Tai esu ten daręs driftą trenkę ir jie dar padėjo man, kai dariau Černobylį Šilutį. Nu jo, bet ta prasme taip, kaip Klaipėdui, kad renginiai ir panašiai, ten niekada nebūdavo, ten renginys į iki aikštelę nuvažiuoti. Viskas. Nu, aš žinau tą iki aikštelę. Nu ir viskas. Pavyzdžiui, aš Šilutį mokiausi 2 metus, 11-12 klasės. Ten nebuvo nei vieno renginio tais metais. Ta prasme, kad kažkas taip, kaip tu sakai, jo, tie klubai Šilutės tikrai Audi buvo. O kada tu 12 baigiai? Aš 12 baigiau prieš 4 metus. O tu nebuvai Šilutį, kai aš dariau Černobylį? Gali būti. Driftą trenkį. Bet ne, nežinau, tai čia tas buvo 20-21. Ai, nes tada buvo dar anksčiau. Nu tai va, tai sakau, tikrai, kai aš mokiausi, mūsų buvo didelė draugų ta grupė mokyklos, tai tikrai, mes nieko nebuvo su tą mašiną. Nu, ir toliau atvarei Klaipėdą. Jo, ir tada Klaipėdai, sakau, pirmi metai su Audinė, aš kaip ir pasivažinėjau ten pažintis ir sugalvojom su draugė, kad, blemba, leidžia, gal kaip ir pinigai, gal kaip ir galim skirti dėmesio ir pinigų. Ir pradėjom. Tai kai aš pasiėmiau, tai jo buvo dar suplyšęs stogas, buvo be technikinės, visa važiuoklė buvo išėjus velniop, reikėjo pagrindinį diržą keisti, nes jau ten pusbrolis sakė, jeigu važiuosi, ten vienu žodžiu, nes jis buvo nekeistas tikriausiai 10 metų, nes pusbrolis pats tikrai nekeitė, o jis pasiėmė stovėjusią tiek metų, tai vienu žodžiu. Tai aš viską pats vienas susitvarkiau su dėdės pagalba. Pas dėdę garažę, tai be draugų, be nieko, liūdnai. Ir prasijom technikinę ir pradėjom tiesiog važinėti, ir kaip automanai džiaugtis mes. Neužsidarydavo stogas, važiavom į Liepoją be stogo, grįžom naktį be stogo, ten nešviesdavo lempos, vis tiek važiuodavom ir mes tiesiog džiaugdavomės. Ir pirmą modifikaciją iškart nupirkau, net ne modifikaciją, o stogą, nes, kai neužsidarinėja stogas, nėra. Bet tas stogas buvo vis dar tas be stiklo? Dabar yra su stiklu. Ne, dabar jo, bet kai keičiau. Aš kai keičiau buvo be stiklo, jo, tai aš pasikeičiau stogą ir nebuvo gal pats pigiausias dalykas, gal ir ne pats brangiausias, kaip čia kam. Ir pasikeičiau. Įvardink, nes po to komentaras įrašys. Tai kiek? 300 eurų ir pats pasikeičiau. Ai, normaliai. Girtas pasikeičiau. Ne, šitą gali ir nesakyti. Bet, neleidžia, viskas gerai. Jo, ir tada kažkaip, su stogu, nesvarbu, išvažiuos į lis, nelis, pradės lyt, užsimesi stogą ir panašiai. Pradėjom džiaugtis ir netyčia iškrito šitie ratai Vilniui, nuo golfo. Tiko skylės. Šiaip yra klausimas dėl rato, tai ir toks biški griežtesnis. Žinau, bus jau, manau, gerai. Ir tai iškrito šitie ratai. Vienas dalykas yra blogas, kad nėra ką pirkti Mazdai. Čia yra R15, gali 9JE10. Ir taip kažką be Japonijos rinkos, tu iš paprastų ratų originalių, tu nieko neturėsi tokio. Ir aišku, pirkau net nežinodamas, ar tilps galas. Nes, pavyzdžiui, vis tiek buvo klausta Laurino, kokie ratai yra Miatos, tai jisai kaip pasakė, tai aš nupirkau platesnius ant 3 ar 4 comų. Ir sudėjom galą, nuleidom ir
Visai gerai, klausyk, čia tai jo. Tai kiek laiko užtruko iki pat, davesti, kiek, kaip dabar yra? Kaip dabar yra 2 sezonai. 2 sezonai. Jo. O ką dar darai? Polupėje, ne, visokie ten. Jo, tai viskas prasidėjo stogas, ratai, tada užbaigėm sezoną. Tada kitam sezonui nusipirkau lūpą, poslenkščius, spoilerį. Draugė su kalėdom nupirko vairą, padovanojo. Tada, kai susidėjom, Arvydas padėjo uždėti lūpą. Uždėjom spoilerį kartu su dažytoju, nes dar to pačiu perdažėm priekinį bamperį ir spoilerį reikėjo nusidažyti. Tai spoileris užsidėjo, šiaip su spoileriu įdomi istorija, aš turiu jos 2, turiu dar vieną ličną garaže, nes kur pirmas atėjo. Mes taip pridėjom ir jis visiškai neatitinka savo formos. Jis net neprisiglaudė man, kur turėtų. Bet tai turiu omeny pačią. Visas viršus, tas man jisai buvo atkilęs ir susuktas toksai, aš negalėjau net ištiesinti, tai man atsiuntė tiesiog nemokamai kitą. Čia ne iš Vault Sporto, sakykime. Tai jo, šiaip daro hebra gerai, bet... Kartais. Jo, pas juos ir kainos ten yra draugiškos, tai taip ir gaunas, kad ten žmonės perka, bet va ten ne visą laiką atitinka kokybės. Ne visada gausi. Jo, bet, padarėm, kaip ir viskas gerai, viskas kaip ir sueina, aišku, stiklo ploštas, neilgamžiškas. Tada užsidėjau pats vairą, aišku, iškart irgi pagerėjo, nes vairas su išnešimu, o tas buvo tiesus, tai va, kaip tu sakai, kojom atsirado daugiau vietos. Tada Arvydas, kadangi pirmuką buvo susidėjęs ledus, aš labai pavydėjau ir sakiau, kad mes privalom man sudėti. Aš pasakysiu, ką Arvis sakė per tas techninius nesklandumus, kad aš turėčiau countą padaryti, kai tu sakai Arvis. Jo, tai... Bet nedarysiu, nes labai daug laiko užims nuo to. Tai patys nusitažėm poslenkščius ir susidėjom ledus, pasijungiam. Aišku, yra prieki naujos lempos, bamperį, gale naujos lempos, galinės, yra galinė lūpa atsiradusi ir tiek tų modifikacijų. Aišku, tų modifikacijų poliruota, viskas tvarkyta, viskas bandyta dėti ir gyvenam ir dar kaip ir nesibaigia viskas tik tai prasideda. O čia nebus to klausimo, bet kokie planai toliau? Man vis laik pusbrulis, kadangi čiupotojas, jisai mane ant turbos vis laik traukė per akį. Per akį? Per akį. Karodžiu, traukė mane per akį, jisai. Traukė jis mane link turbos ir šiaip, kai pradėjom savaitgalį dėlioti ir rašytis, ko mums reikia tam dalykui, tai galiu pasakyti, turbo kitas bus pigus ir manau, kad jinai važiuos žiauriai. Tikrai bus kaip, kadangi nepamiršim fakto, kad jinai sveria 900 kg. Pasakyk speksus žmonėm, kurie norės vis tiek žinoti. Tai čia yra 1994 metų Mazda MX-5 pagal dokumentus, nes Miata buvo tik Japonijoje. Tiesiog yra paprasčiau sakyti Miata negu MX-5. Variklis čia yra 1.8 Dohas, tai čia yra 96 kW, 130 arklių, 5 bėgių mechaninė dėžė, sveria jinai pilnai pakrauta 9,90. Su tavim daugiau. Jo, tai su manim daugiau, aišku, bet nežinau, visi sako, kad Mazdos nevažiuoja, o patirtis ir kartais pojūtis rodo, kad, važiuoja. Bet tu supranti, kad tokioj mašinai dar sėdint greičia ir traukos pojūtis yra visiškai kitoks. Jo, bet, sakau, nėra, jinai, aišku, kažkokia turbo greita čia stokė, bet ją galima padaryti visai smagią su 0,5 baro įpūsta apie 100 kW. Tai manau, kad su 100 kW ir 900 kg tai čia yra... Užtektinai. Tikrai. Kits klausimas buvo, kiek kainuoja visą mašiną su užturbinimais? Su modifikacijom visom? Čia gal pirkt nori. Šiaip nežinau, pavyzdžiui, kaip ir Liepojoj buvom raudono, ta, kur buvo labai ten žemė vilkos. Ją pardavinėjo už 12 000.
Kiek? Už 12 000. Ta, kur buvom Liepoje, kur mes iš jo žvengiam, ją už 12 000 pardavinėja. Ir nepamirškim to, kad čia yra 1.8, kur šiaip visos metos yra beveik 1.6. 1.8 yra retas dalykas. Variklis ir jie nėra taip, kad, pavyzdžiui, varikliai jie atrodo taip pat realiai. Tik Mazdoj, jeigu 1.6 variklis, tai yra 85 kW. Prie facelift modelyje, čia yra prie facelift, o facelift yra 66 kW, 1.6 variklyje. Ir jie iš dalies atrodo taip pat. Ir aš realiai ją vertinu šiuo metu apie 8 000. Nežinau, aš manau, kad tai yra ganėtinai logiška suma. Bet Palyginus su- nemanau, kad Lietuvoje parduotų. Nežinau, šiaip Čia jau Lietuvoje. turėtų broliukai Latvijai, nes Manau, Latvijai Lietuvoj- pasiūkė yra. Manau, Lietuvoje yra rinka ganėtinai, nes šiaip Mazdų communities jisai yra visai, jau yra. Bet ar Lietuvoje parduočiau? Ne. Net bent irgi, čia niekada nežinosi, Bet čia kas gali turi nupirkti. tokiai mašinai atsirasti. Jo, sakau, pirkėjas. aš ją realiai vertinu šiuo metu apie 8. Vieniem gal atrodys kosmosas, kitiem atrodys ne kosmosas, kam atrodys Kaip kosmosas. tokia maža mašina 8 gali kainuoti? Matai, visų pirma, F10 aš nuperku. jinai nėra supūvus. Taip yra viena rudelis prie ratuko, bet jinai iš dugno yra tvarkinga ir panašiai, o jeigu jūs nueisit į skelbimus, tai jūs pažiūrėsit, kad 6 000 kainuoja 1.6 variklis ir perpūvus. Nu jo, aš tas Tai, kainas. tai va dėl to ir sakau, nėra taip, kad aš gal ją įvertinčiau, jinai Latvijoje irgi buvo perpūvus tenai kaip ir, bet ją vertina 12, bet aš kai skaičiau, kas padaryta, tai ten biški variklis, jisai yra smagesnis, bet ar vis tiek 12 duot, nežinau. Čia Lauris į temą klausė, superchargeris ar turbo keliaus pakapot? Šiaip, 2 sezonus sakiau, kad darysiu supercharger. Bet kaina tai tą patį padaryti. Tau viską to paties reikia. Ar kompresorių dėti, ar turbo. Tik tai kad su turbo yra smagiau pažaisti. Tai dar negaliu atsakyti, kas tiksliai eis, bet kad kažkas eis ir tikėtina kitam sezonui, tai bus. Carbonardo klausė, vienas dalykas Miatoj, kuris tau labiausiai patinka ir kurio nekinti. Nekenčiu, kad kieta žiūri yra mašina. Stuburas tau padėkos. Aš kai kažką pravežu, nieks nesitikė, ant kiek yra kieta mašina. Kartingo vaibo. Jo, ir ta prasme tu pajusi kiekvieno kelio iškilimą, kiekvieną minimalią dobelę, jeigu net šaką pervažiuosi, tu pajusi. Tai šito dalyko nekenčiu, nes į ilgesnę kelionę, kaip ir į Liepają reikėjo važiuoti. Mes kai išlipom, mums reikėjo mankštą jį padaryti. Pabrėžkim tą, kad į Liepają nėra ilga kelionė. Tai pabrėžkim tą. O šiaip labiausiai myliu, nežinau. Ką labiausiai myli šitam automobiliukė? O popus gal? Jo. Įdomu visai su jais ir... Kai tu man pirmą kartą davai su jie pavažiuoti ir kitas lepas atsiveria, galvoju, tai čia kelio nesimato. Jos pusę kelio uždengia. Ir šiaip... Underglow. Čia Perfect VB klausė, bet jau dalį esi atsakęs, čia pirmas automobilis, koks tavo buvo, Audi. Ja. Ne? Ir klausė, kokias modifikacijas jam buvai padaręs. Ar jokių? Audiniai buvo... Nieko. Visiškai. Pradėkime nuo to, kad ten irgi aš nupirkau pilnai stoks ir 16 langais netamsintais, tai buvo užtamsinti langai, basavykas, aišku, kaip 18-mečiai priklauso, spoileriukas, ledinės lempos, ratai, tada priekį buvau taip sudropinęs, kad karterį buvau pametęs, tada išėmėm koilus tos, jis yra išpjovęs katalizatorius dėl geresnio oro pralaidumo. Čia Europos Sąjungos Jo, reikalavimas. ir čipota yra viskas, ten daugiau nieko nėra. Ten negali sakyti pirmą mašiną, nes jinai ir dabar dar yra. Jo. Kits klausimas, kada planuosi pasikeisti sėdynės, kad patogesnės kelionį būtų sesė? Sesė,
Šiaip labai norėčiau įsidėti bucketus, bet aš Ir manau, jos nepridės patogumą. aš manau, kad taip pabalogins situaciją, bet nežinau, pakol kas tos sėdynės tikrai liks, nes aš manau, kad tai nėra prioritetas šiam momentui, nes aš manau, kad pirmą geriau išsibaigti išvaizdą ir kas po kapotu, nes po to salono ten tiesiog yra... Nu, ir šiaip ir nėra labai daug to salono. Jo, ir Mazdoj vienas dalykas yra, kad vat, jeigu bucketus dėti, pusę bucketų netelpa. Nu, nes tiesiog neina jų įdėti. Tai ten yra tik tai 2 ar 3 tipai. O, pavyzdžiui, iš modeliai, kurie Night telpa. Riders PL. Ko? Night Ride Jo. PL. Jisai buvo susidėjęs bucketus. Jo. O tai kokius jis dėjo? Tai sakau, yra keli tipai, kurie telpa. Sparko ten keli telpa, aš tik tai dabar nepasakysiu pavadinimo. Kurie O netelpa iš aukščio ar iš pačių iš pločio? pločio. Remiasi durelė. Tai sesija atsakyk, kada jinai galės patogiai važiuoti su ten. Sesė dar nėra važiavusi šitą mašiną. Tai kodėl jinai skundis dėl patogumo, jinai net nesėdėjus tai mašinai? Sėdėjus yra, bet važiavusi nėra. Ai, nu tai čia, nu bet Tai, tas pats nu jo, nu ne, dėl sėdynių kol kas viskas gerai, nu, pakentėti eina, kol jau nesam. Kol jaunes. Počius klausia. Jeigu ne Miata, koks būtų tavo Dream Caras ir ką pasirinktum, Dream Caras ar antrą pusę? Pocius tai atsakytų, kad Dream Carą jau žinau. Ne, aš esu jo klausęs. Per karkestą klausiau jo, tik dabar neatsimenu, ką atsakė. Nu įdomu, nu gerai, aš tai Nu, antrą žodžiu, pusę nesvarbu. pasirinkčiau. Antrą pusę. O koks būtų Dream Caras, jeigu ne Miata? Chaseris, ne? Chaseris jau žinau. Nežinau, Bet man čia... nesuintau vis tiek tie atsakymai, kur jeigu reiktų vieną automobilį vairuoti ir Dream Caras, Ne, nėra aš ta pati mašina. matai, manau, kad jisai Chaseris, jisai nėra tiek patogus kaip 3.4 M5. Chaseris jisai labiau ir jis nepatogesnis. Chaseris yra pitaks. Bet jis nepatogesnis tikrai už 3.4. O tai esi važiavęs? Chaseriu ne. Aš tiesiog taip spėju. Nieko, Seniai. pravažiuosim. Stokinės Chaserės sėdenės turėtų būti ant tiek pat patogios, jeigu ne labiau. Pravažiuosim greit. Už poros metų. Šitą gyventi reikia. Ir dabar paskutinis, nu dar ten Paulius turės vieną klausimą, bet čia kur sakiau, kad stipresnis toks bus. Kada normalūs ratai, o ne maksiminiai iš žemiausios lentynos? Aš nesakysiu, kas klausė. Tai kai parodysit, ką galima normalaus nupirkti tokiai mašinai, tada ir nupirksim kažką. Žino, kas paklausė šitą klausimą, taip kad gali atsiųsti Emiliui sąrašą ratų, kuriuos gali paimti. Paulius Karočian parašė tokį ilgą klausimą, kad jam neleido įrašyti tenai. Tai jis man privačiai parašė. Tai parašė, kaip sekasi su aftermarket dalim. Lietuvoje įmanoma kažką nusipirkti, ar viskas siunčiama iš užsienio. Jei iš užsienio, tai dažniausiai iš kur ir kaip randi dalis. Spoileris ir poslinkščiai Lietuvoje pirkti, tai iš Valuto. Tada lipas yra pirktas iš Bofi Racing ir ten iš vis buvo prikolas, mes siuntėmės jos 2 ir ten po to reikėjo muitus mokėti, ten viską daryti, nu nes iš Anglijos. Šiaip pagrindė, jeigu aftermarketo yra pilna, yra KBD body kitai, apie ką labai svajojau, bet kai pasidėliau, kiek tai kainuoja, tai tada, kad ir tie patys vairas iš Lenkų yra iš... Bet aš manau, kad, pavyzdžiui, tokiai Lenkijoje ten pilna yra aftermarket. Matai, jo, yra Lenkijoje pilna aftermarketo, pavyzdžiui, man reikia koliko dabar, variklių išmetimo. Ir buvo, kas Lietuvoje nusipirko iš TurboWorks ir visiškai neatitiko skylės varžtų. Tai irgi toks, kur, ta prasme, iš ten pirkti iš Lenkų, jo, tu gali, bet vėl kokybės ir kainos santykis. O, pavyzdžiui, iš Bofi Racing, tai yra specialiai Miatų realiai šopas. Turi, aišku, sandėlį Danijoje, jeigu neklystų tam tikriem dalykam, ten tikrai visko galima atrasti. Vau, tik tai turėk pinigų ir pirkis. Bet kainas jaučiu tokias jau... Kainos įdomios, labai tikrai brangus ganėtinai dalykas. Nu, man lupa vien kainavo 200. Jo, nes čia tas pats kaip su Monikos Mini Cooperiu irgi. Kaip ir yra tų dalių, bet kaip ir kainos yra tokios. Jo, tai pavyzdžiui, galinės lempos, tai siuntėm, aš nežinau, iš kur siuntėm, man jas šiaip padovanojo, tas galinės lempos.
Pradėkime nuo to. Pradėkime nuo to. Pusė dalykų padovanota yra. Ne, tada Vairas, pavyzdžiui... su kom vairuoji? Su dovanotu vairu. Taip, nu, bet Bet man tai duoda džiaugsmą, alio. Tai jeigu man patinka... Agit, alio. Pavyzdžiui, galinę lūpą Vilniui nupirkau tiesiog iš žmogaus. Ne, Vilniui nupirkau iš žmogaus. Tada priekinės lempas iš eBay'aus nupirkom. Tai yra pilna to aftermarketo, tik tai reikia labai atsifiltruoti. Nes pavyzdžiui, kokių galinių lempų norėjau, tai štuka plius. Kokių ratų norėčiau, tai net nėra 15 ar 16. Bet ir nėra taip, kad tu žinotum ratus, kurie užsided. Ar, ta prasme, yra, bet kaina yra neadekvati, ar ten reikia siūstis iš Japonijos? Iš Japonų reikia siūstis. Nu tai ir yra taip, arba perki Japan Racingus, arba iš Japonijos siunties. Tai pavyzdžiui, mano svajonė ratai Blitz 03, nu ten 20 štukų. Tu neuždėsi, nes tik 17, mažiausiai, jeigu neklystu, ar 18. Tai, nu, pro niekur neuždėsi. Tai čia dėl to ir yra, tai dabar ir dar skylės čia yra ganėtinai nepatogios 400. Tai... Kaip ant Mini Cooperio. A, ne? Pas Huliganą irgi 400, tai pavyzdžiui, buvo mintis iš Beno paimt ratus. Bet 16. Aš 16 nenoriu. Ir tai va, nes biškai per didelį. Ir sakau, prasideda. Tais ratais irgi nėra taip lengva, kad paėmiau Facebook'e ir šiaip tikriausiai ieškojau tikrai ilgai. Nu, tai va, tie, kas sako tikriausiai, kad iš apatinės Maksimos lentynos, tai pas Mikutį tokie patys ratai. Mikutį linkėjimai. Taip, įtraukė Mikutį po tankų karač, bet pas jį didesnį. Užblūrink šitą. Aš tavo veidą užblūrinsiu visam. Mikutį mes draugai. Tai, aišku, pavyzdžiui, yra vienas kasiakas, kaip Paulius klausė su dalim, tai pas mane neveikia spidometras. Spidometras yra troso principų veikiantis. O kaip tu žinai legaliai, kokiu greičiu gali važiuoti? Veizas. Veizas? Ja, vis laik ir padėtas. Tai, pavyzdžiui, spidometro trosą, kad nupirkti 105 eurų. Trosą. Spidometrą. Nu, tipo, kaip ir nebrangiai, bet iš kitos pusės už trosą. Už trosą. 105 eurų. Ir jų nėra. Aš radau Lietuvoje vieną iš mėto ten šroto ir sako, nu, blemai, 105, bet ir tai dar nežinau, nes kaip ir savo buvau pasidėjęs. Aš žinau, apie ką tu kalbė. Jo. Čia koks žmogus. Jo, tai tikriausiai tu apie Mantvydą galvoji. Nu, aš su Viliu bendrau. Nu, build me up. Čia... Jo, tai ten komanda jų. Nu, tai ten yra keli žmonės. Po to irgi, pavyzdžiui, kai keičiau, iš jų pirkau stabdžių Superto galui. Nu, sakau, pas mane 1.8, ne, tai tokie patys stabdžiai čia. Pamatysi, Supertas tiks, jisai nesiskiria. Atsiuntė netinka. Atgal siunčiu. Tada naują pirkau Supertas 100 eurų. Supertas. Bet naujas. Naujas. Tai pas mane jo, gal čia nėra pačios brangiausios dalis sudėtos, bet aš tiesiog, atrodo, stengiuosi dėti tai, kas atrodo ir veikia normaliai. Tai... Na, spidometrą kada nors. Spidometrą kada nors. Šiaip, pavyzdžiui, pats spidometras jisai pigus, 3-4 eurų. Bet... Na, kas įkišas. Jo, spidometro neužteks. Tai nematau nei apsukų, nei greičio. Nu ką, Instagramą klausimai baigės. Kitam kartui galėtumėt užduoti daugiau klausimų, žmogui būtų įdomiau ir jūsų klausimus, ne vien mano paskaityti. Ir dabar šiam sezonui sugalvojau tokį bonus, tokį raundelį, trumpi greiti klausimai. Turi atsakyti vienu žodžiu. Nu, iš 2 dalykų turi pasirinkti vieną. Nu, gerai. Toks. Drifts ar stansas? Drifts. Dizelis ar benzas? Benzas. GDM ar jūra? Nu, kiek matau, pakybom. Seni GDM naują eurą. Gerai. Naktinis pasivažinėjimas ar garažas? Naktinis pasivažinėjimas. Solo buildas ar su Hebra? Su Hebra. Mašina be tech apžiūros ar be muzikos? Be muzikos. Kam ta muzika su benzu važiuojant?
Tu pats net neklausai važiuojant. Na, neklausai. Bet kartais. Bet gal galima. Vienam važinėti ar su Hebra? Su Hebra. Daugiau niekad neplauti mašinos ar visad važinėti su vienu nedegančiu stopu? Su nedegančiu stopu. Miata ar amžina meilė be problemų, bet su Fiat Multiple? Miata. Bus labai įdomu, kai jūs žiūrėsit sudėjimą šitą ir bus, jau bus po Altraisą, po visko. Nu, bus įdomu, bet ne, jinai supras šitą, kad ne. Supratau. Na ir pabaigai palinkėjimą žiūrovams. Ir gal palinkėjimą žiūrovams ir norintiems gal pradėti automano gyvenimą ir panašiai tokį bendrą palinkėjimą. Jo, palinkėjimas, kad neskubėkit kažkokių daryti modifikacijų, pradėkit nuo ratų, galbūt nuo žeminančių spyruoklių, nuo nusipoliravimo kėbulo, kad gerai atrodytų pats kėbulas ir gyvai. Tiesiog džiaugtis ir atvažiuoti į renginius ir tobulėti. Nereikia būtinai pjaustyti kėbulo, kad save parodyt, kad šaudytų mašiną nebūtinai reikia. Reikia tiesiog, manau, kad tvarkingas kėbulas, gražus ratai, tvarkingas dropas ir tikrai tave pastebės ne vienas aplinkinis. Ir nebūtinai BMW, ten Audi, ar tie tipiniai automobiliai. Aš pamatau kartais Intikė išmeta tą Sabą 93 iš Vilnius, man atrodo. Toblas. Kosmosas. Yra keli, yra tas žalias ir yra tas rūžos. Nu, abudu žiauriai atrodo gerai. Ir ta prasme nėra skirtumo, ką vairuojate iš bet ko realiai. Realiai bet ką nu ne Fiat Multiple, bet realiai bet ką paėmus, tu gali solidžiai gražiai pasidaryti. Manau, Lietuvoje yra skaityk tas, pavyzdžiui, Jetą padaryta kaip iš greitai visi tedžiėse. Tikrai atrodo, kas iš tos Jetos kažką darys, bet jinai gerai atrodo. Tada yra dar porą, tikrai, ta prasme, nebūtina pirkti automobilį. Ko dar trūksta pas mumis toj auto kultūrai, gal įvairovės didesnės. Skau, nes mes visi labai žiūrim į, nusipirku Bemsą, uždedu M-tuning apdailas tikriausiai. Vosenus. Ir viskas, bet aš kaip tik, kad ir paskutiniu metu ir šiaip idėja gimsta su draugais, kad nupirkti Peugeot kokį, sudropinti, užmest ratus, ta prasme nusipoliruoti kėbulą. Ir ne tai, kad ten iš šauofą, o tiesiog važiuoti į paprastus renginius, kad rodyt hebrai, kad žiūrėkit, nebūtina turėti ten kažkokį žinomiausią automobilį, kad jis kažkaip gerai galėtų atrodyti. Taip. Tai toks ir būtų palinkėjimas. Manau, toks ir būtų palinkėjimas, kad sakau, kad būkit savimi ir čia yra realiai menas kurti automobilį ir jį modifikuoti. Saviraiška. Taip, čia yra saviraiška kūryba ir jūs kurkit palei save. Rinkitės kokią norit spalvą, darykit modifikacijas, kaip piratai. Čia yra skonius dalykas ir dažniausiai skonis jis neturi draugų. Ir jeigu svarbiausia patinka jum patiem ir jum patiem gerai atrodo, tai manau, kad čia ir yra visas ta prasme aktualumas to dalyko. Visa prasmė automobilio. Visa prasmė, jo, nes, aišku, tikriausiai mes irgi turim automobilių, kurie mums nepatinka padaryti, bet, ne mes juos vairuojam. Ir tu nieko negali sakyti, ta prasme, čia žmogus daro ir kaip jam patinka ir viskas. Tai šiam kartui būtų tiek. Ačiū Emiliui, kad atvarė. Ačiū tau už Dabar pakvietimą. bandysim su lentom išvažiuoti lauk. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam karkestą. Viso.